Sveiki gyvi, eteryje laida Krepšinio savaitė. Lapkričio mėnesio kovas Eurolygoje Kauno Žalgiris pabaigė skaudžiu ir apmaudžiu pralaimėjimu Vitorijos Baskonijai. Gruodis prasidėjo kartu su dviguba savaitė, o pirmasis jos rungtynes kauniečiai žaidė karštame Belgrade su vietos Partizan ekipa. Deja, kauniečiai 78-84 nusileido savo varžovams. Geriausias rungtynes Europoje kol kas sužaidė Lonnie Walkeris, kuris pataikė net 6 tritaškius iš 11. O dvikovą baigė surinkęs 26 taškus ir 25 naudingumo balus. Po 12 taškų pralaimėjusiems surinko Edgaras Ulanovas ir Brady Berekas. Kauniečiai šioje dvikovoje neregistravo Luko Lekavičiaus, o į 12 įtrauktas Ignas Brazdeikis apskritai nepakilo nuo atsarginių žaidėjų suolo. Kaip kauniečiams sekėsi antrajame dvigubos savaitės susitikime, pakalbėsime šiek tiek vėliau laidoje. Dabar keliamės į Europos taurės varžybas. Deja, tiek Vilniaus Vilkai, tiek Panevėžio Lietkabelis patyrė nesėkmes žaisdami savo rungtynes. Vilkai išvykoje neatsilaikė prieš grupės lyderį Stambulo Başakşehir rezultatu 74-84 ir patyrė antrąją nesėkmę iš eilės. Dar visai neseniai Vilkai skaičiavo 5 iš eilės pergalių seriją, o dabar Vilkai suklupo antrą kartą paeiliui. Svečių neišgelbėjo net ir puikūs legionierių pasirodymai. Anthony Kavadas surinko 23 taškus ir 27 naudingumo balus. Andrewsas pelnė 18 taškų, Trišano Tarbano Kraityje 11. Ateinačias tarptautines rungtynes Vilniaus Wolves gruodžio 11 dieną namuose žais su Tel Avivo Hapoel ekipa. Panevėžio krepšininkai patyrė trečiąją nesėkmę Europos taurėje paeiliui ir neatsilaikė prieš Ankaros Turk Telekom 93-98. Prasidėjus paskutiniai minutei svečiai išsiveržė į priekį, tačiau likus žaisti 45 sekundės Mantas Ruštavičius įskraidino tritaškį ir išvedė Lietkabelį į priekį. Varžovų ataka baigėsi taip pat taikliu tolimų metimu. Lietkabelis nebeužpuolė ir rungtynes svečiai užbaigė taikliai mesdami baudų metimus. Lietkabelio treneris Nelanas Čerakas šioje dvikovoje neturėjo Marko Becarskio. Pastarasis krepšininkas šioje dvikovoje nežaidė dėl piršto traumos. Lietkabelyje rezultatyviausiai rungtyniavo 20 taškų pelnęs Martynas Varnas, 16 pridėjo Aleksandras Kobleras, Georgijos Kalaicakis pridėjo 13. Gruodžio 11 panevėžiečiai svečiuosis Jeruzalės Hapoel komandos tvirtovėje. Įspūdingą pergalę FIBA Čempionų lygoje pasiekė Vilniaus Ryto ekipa, kuri per pratęsimą 94-84 įveikė Emilijos Rečio ekipą. Ši pergalė Rytui leido pakilti pirmą grupės vietą. Likus vienai minutei iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Rytas atsiliko 4 taškų skirtumu, tačiau šį skirtumą aikštės šeimininkai sugebėjo panaikinti. Likus porai sekundžių Kesusas Vinslas šaltakraujiškai paleido dvitaškį, tačiau Rytas sukūrė nedidelį stebuklą. Per likusį laiką tobulai atliktas derinys ir Severo Flego dvitaškis išplėšė papildomas 5 rungtynių minutes. Pratęsimą Rytas pradėjo įspūdingai ir iškart įgijo 7 taškų persvarą. Tuomet vilniečiai ėmė žaisti dėl geresnio taškų santykio, kadangi pirmąjį tarpusavio mačą pralaimėjo 10 taškų. Vis dėlto Emilijos Rečio ekipa sugebėjo parodyti stuburą. Rytas jau po šių rungtynių galėjo užsitikrinti vietą top 16-tuke. Tačiau dėl šios pirmosios pozicijos teks pakovoti. Paskutinės grupės rungtynes Ryto ekipa gruodžio 18-ąją namuose žais su outsiderio Vroclavo Šlionsk. Na, o šiose rungtynėse rezultatyviausiai žaidė po 16 taškų pelnė Džeivionas Greivsas ir Gytis Radzevičius. Stevenas Inakas pridėjo 14, RJ Kaulas 13. Laidos pabaigoje keliamės į Kauno Žalgirio areną, kur savo Eurolygos dvigubos savaitės antrasis rungtynes turėjo Žalgirio krepšininkai. Kauno Žalgirio sirgaliai 8 kartą iš eilės šį sezoną išpirko visus bilietus į namų rungtynes, o krepšininkai už tai atsidėkojo iškovodami dar vieną pergalę. Lonnie Walkeris jau pirmajame kėlinyje surinko net 14 taškų, o užkurti žalgiriečiai šojo į priekį net 22 taškais, tačiau ir vėl neišvengė dramos, nes trečiajame kėlinyje skirtumas sumažėjo tik iki 6 taškų. Tačiau tada iššovė Silvainas Francisko. Pastarasis per paskutinės 5 minutės įmetė 9 taškus ir žaliai balti iškovojo pergalę 85-72. Lonnie Walkeris su 18 taškų buvo rezultatyviausias Kauno žalgirietis. Minėtas Francisko atsekė 16 taškų, Deividas Sirvidis pridėjo 14. 8 pergalę Eurolygoje iškovoję žalgiriečiai jau ruošiasi išvykai į Madridą. Tiesa, prieš ją dar laukia svarbi, bet taip Lietuvos krepšinio lygos dvikova su Vilniaus Rytu, apie kurią papasakosime kitoje laidoje. O aš šiandien atsisveikinu, nes laida Krepšinio savaitė jau yra baigta. Iki pasimatymo kitą kartą.